Sveiki visi, tęsėme kelionės po Lietuvą su Singinta. Ir šiandien esu pietų Lietuvoje, visiškai pakrašty. Yra toksai miestelis, į kurį aš atvažiavau iš tiesų pirmą kartą. Tai yra Kybartai. Ir atvažiavau svečius pas ūkininką Evaldą. Mūsų labai geras pažįstamas, daug metų draugaujam, agriklubo narys. O ūkyje pas jumis Evaldai pirmą kartą aš. Kažką praleidom. Evaldai, kaip tie metai? Šitie metai? Šitie metai, sakyčiau, žadantys metai. Žadantys. Lietaus turim. Visko. Ar turėjot kažkokių labai blogų sąlygų pavasarį? Jo. Turėjot? Jo, sniego Kybartos nebuvau. Dar pačios buvau, bet toliau link Kudirkos Naumiesčio, tai kad... Tai jums žiema buvo tokia truputėlį su nerimu? Ir su pasakmėm. Jo, rapsų. Turit pašalusio? Ir neišgyvenusių. Jo, neįsišnekėjom tada. Bet šiaip apvažiavam laukus, fantastika. Man taip gražu, pas jumis visi laukai kaip stalas, kaip padengtas. Tarp kitko, šiandien ryte išvažiavau ir tas jausmas pas jumis važiuojant toksai, žinot, kaip pas senai matytus giminės važiuotum. Smagu girdėti. Tai labai smagu. Evaldai, kiek metų ūkininkaujat? Tai gal 20 kokius kelis tik tai. Tik tai? Tai 6. Jo, aš ne taip jau iš pat pačių pradžių. Tai nuo kelių hektarų pradėjot? Tai nuo 10. 26 metai ir dabar šiai dienai? 900, 1000 dar nėra. Dar nėra, bet yra tokia siekiamybė? Gal sakyčiau taip, jeigu ne pirmas čia toksai devizas. Ne. Dabar jūsų laukus lankant labai man toksai žavesys ir nustebimas buvo, jūs labai mėgstat eksperimentuoti ir pats pasitikrinti visokius bandymus. Kažkaip gaunasi. Bet kodėl? Dėl to, kad įdomu pačiam yra? Aš manau, tai visur pinigai, kažką galima gal sutaupyti, ar čia. Ir pasitikrinti veiksmus, ar teisingai darot, ar ne? Tai taip. Kalbėjom prieš tai su jomis, kad atrodo tik sniegas nutirpo, o jau viskas, vėliavinis lapas. Metų neturim. Tai vat ūkininko metai tokie, ne? Prasideda balandžio vos, gerai kovo vidury, tebūnė, kai kuriais metais. Ir baigiam dar nesulaukus joninio. Aš neįsivaizduoju, šitas gal įpratę jau iš tikrųjų, sakykime, rugpjūčio pabaiga, vasara baigėsi jau. Kombainai seniai užgesinti. Tai jo, gamta irgi... Bet jausmas, tai juk yra, aš nežinau, ar jums kaip ūkininkui jausmas metų pabaigos yra rugpjūtis, ar vis dėlto metų pabaiga su pirmo kombaino išvažiavimu į laukus? Tai šitas variantas. Pirmas kombainas. Jo, kažkaip tai būna jautrių momentų. Dėl ko? Aš nežinau. Išvažiuoja tie kombainai, galvoju, koks aš, tau parveš pinigėlį, jau būnom apsidaužę, bet taip kažkaip tai jautroka būna. Liūdna ar gera? Tas gerumas toksai liūdnokas kažkodėl tai. Ar kad tą pasėlį mylėja, jau dabar jam bus šnai, ar kaip čia. Bet čia tik tai iki pirmo ten įkišimo, žinai, į tą pjaunamą. Ir viskas toliau važiuoja kitaip. Ir paskui vėl dirbti pradedi. Jo, bet ta pati situacija tai nebūna durnokai, praktiškai kiekvieną metą. Bet tai yra turbūt tokios vertybės, nes mes taip skaičiuojam metus. Nuo sėjos iki pjūties. Jo, dar paskui toks būna momentas, tas baltramiejus, žinai, gandrai paliko mus. Tai jau tada visai baigėsi viskas. Jau tada viskas. Jo, ir viskas. Evaldai, papasakokit, aš, pavyzdžiui, apie Kybartus išvis nieko nežinau. Atvažiuoti žmonėm, išskyrus tai, kad gerai, šiandien važiuodama mačiau pasienis. Tikrai visur ženklai jau čia muitinės ir taip toliau. Bet patys Kybartai turi kažkokių įdomių vietų, ką pamatyti? Aš manau. Papasakokit, ką turit? Kybartai, žinot, kaimynai tokie, kokie yra su Kaliningradu, ypatingai kaip dabar. To judesio labai daug mažiau yra, o čia gimęs, čia užaugęs, čia už sienos jų tos šaudyklos
kažkaip Bet jums ta kaiminystė, tai sakėt, ūkininkavimui, tai visiškai nepadeda. Oi, dabar, kai karas prasidėjęs su navigacijom, tai jau labai. Stipri labai kliūtis gaunasi. Kaip kada? Ir jau tie purškėjai atsijima, tai atsijima, bet kada įsiaiškinu, ten neoperacija. Bet tai visiškai neveikia sistemos tuo metu. Tai kai neveikia, tai labai gerai, tai tu nedirbi. Bet kaip jinai kvailioja, ir tu ir galvoji, ar ten, žinai, kas padarė. Tai čia yra kliūtis. O Kybartuose esu girdėjus, kad yra požemiai. Yra požemiai. O tai tie požemiai iš kurių laikų pasilikę čia? Oi, čia kai statėsi geležinkeliai, čia caras, čia tie laikai. Čia iš šito. Jo. Tai vienu žodžiu, į Kybartus atvažiuoti verta ir dar kultūrinių dalykų pasisemt. Jūsų žmona minėjo, kad futbolo komanda, kaip čia su Kybartais susiję? Pati seniausia Lietuvos futbolo. Lietuvos? Lietuvos. Kybartų sveikata, čia galima tikrinti ir visą kitą. Seniausias klubas veikiantis, net nustojęs niekada veikti. Tai ką, mėlyjeji, va tokios naujienos iš pietų Lietuvos. Kybartai turi savo visokių paslapčių, atvažiuokit, aplankykit. Atkreipkite dėmesį į mobilius telefonus būnant čia, nes labai greitai persijungia ryšys į Rusiją, tai tas ne visada džiugins jumis, bet šiaip atvažiuokit, čia be galo graži gamta, fantastiškai tvarkingi laukai ir pats miestelis irgi turi ką parodyti. Tai tiek, iki kitų pasimatymų.